pagrindinė migracijos priežastis nėra ekonominė. Žmonės visų pirma išvažiuoja ne dėl to, kad jie neranda darbo ar darbas nėra pakankamai apmokamas, o dėl to, kad jie jaučiasi nesaugus, jie nesijaučia esantis bendruomenės nariai, jie nesijaučia oriai, jie jaučiasi blogai kaip žmonės. Kas čia bandymas patraukti dėmesį į save, ar ten dividendai būsimai politiniai karjerai, kas? Taip, tu esi įtariamas. Prieš 3 metus mes su žmona, galima sakyti, grįžom į Lietuvą, tai yra nusprendėm praleisti Lietuvoje daugiau laiko, kaip ir įkūrėm, tarkim, taip šeimą, pagaliau prieš metus gimė dukrelė. Tai prieš 3 metus mes nusprendėme, kad išties turime galimybę užsiimti visuomeninę veiklą. Tai yra pelno siekti ar kapitalą auginti, ar didinti, tarkim, taip atlyginimą, kaip ir nebėra pagrindinis tikslas ir tiesiog nebėra būtinybės ir tiesiog gali brėžti liniją ir pasakyti, kad pinigų užteks, grubiai šnekant, ir tikrai daug žmogui mūsų įsitikinimų to gėrio nereikia. Ir nusprendžiau užsiimti visuomeninę veiklą. Yra dvi galimybės, arba būti, na, nežinau, dramblio uodega arba uodo galva. Na, tas toks, aš manau, kad Lietuvoje tu gali būti, na, svarbesniu negu Londone ir tai yra tas pagrindinis atsakymas. Jo, bet galbūt prie ko aš vedu, tai yra tapatybės klausimas. Tai prasme, kas aš esu vis dėlto, ne? Ir dažnas tame gyvenime atranda, kad išskirtinumas yra tai, kad aš esu lietuvis. Ir būti lietuviu iš tikrųjų yra, sakoma, cool. Tai yra iš tikro gėris, tai yra įdomu, apie tai gali daug pasakoti ir pats, ta prasme, su to, anyways, kadangi šaknės yra tokios, tu pats su to esi susigyvenęs, tai yra tau natūralu. Ta prasme, susigyventi ir susitaikyti su savo identitetu, taip. Jo, ta prasme, bet, nu, ne, sakyčiau, atrasti iš naujo savo identitetą. Tai kad dažnas lietuvis iš tikro, pavyzdžiui, sėkmingai gyventas Londone, jis iš naujo atranda savo identitetą, nes tu iš pradžių bėgi nuo Lietuvos dėl įvairiausių priežasčių, bet tada tam tikrų momentų tu atrandi iš naujo, kad tavo identitetas, tavo tapatybė yra lietuvis. Ir kad jeigu, kaip tu tai atpažįsti, kas nors pasako įžeidaus apie Lietuvą. Ir tu tai pajauti tiesiog, kad tu atsistoji pėstų ginti Lietuvos. Ne, ta prasme, nes tai ir esi tu. Ir yra noras priklausyti kažkokiam tai klubui, kažkokiai tai bendruomeniai. Ir va tas klubas ir yra Lietuva. Nereikia rūpintis buitim. Ir tada iš tikro tiesiog gali paskirti visą laiką. Pinigai patys plaukia, vadinasi, tai yra teisingos investicijos? Tai taip, nes mano paties kaip backgroundas yra keli metų darbo investicinį bankininkystėj, toliau nepriklausomas investavimas uždirbtų pinigų į informacinių technologijų kompanijas, informacinių technologijų kompanijų statymas, kai kurių iš jų sėkmingas pardavimas ir tokiu būdu užsidirbimas to kapitalo, kuris garantuoja pensiją. Ir po to atsiranda kažkokie tikslai. Ja, bet dabar mano planas toks iš principų ir buvo. Tai, kiek metų Tadai? Dabar 34 toj būsiu. 34 metai, užsidirbta pensija, puiku, galima atsipalaiduoti ir gyventi. Nu tai jo, tikslas buvo iki 30 tą pasiekti ir pasiekiau ir dabar yra. Dabar yra laikas, kai galima išties daryti, kaip sakyt, dirbti visuomenės labui ir stengtis padaryti tą pasaulį geresnį savo vaikams ir anūkams. Nu jo, bet šitas modelis, kai iš principo, ta prasme, kad ne piniguose laimę supranti tik tai tada, kai turi jų užtektinai. Ne, aš manau, kad ne piniguose laimę galima suprasti jau pakankamai senai, tada susidaryti planą, kad jau reikia užsidirbti tiek tai ir tada nustoti siekti daugiau. Nes dauguma mano aplinkos žmonių, deja, sustoti negali. Tarkim, žmonės, su kuriais aš augau ir mano verslo partneriai buvę, dauguma jų sustoti negali, tik mažuma sustoti gali. Nepavyksta, žmonės susidirba, tarkim, milijoną, nori 10, užsidirba 10, nori 100, užsidirba 100, nori milijardą. Ir čia yra didelė pasaulio bėda. Ta prasme, tai būtent gobšumas, viena iš tų minėtų 7 nuodėmių. Ir Lietuvoje tikrai yra tūkstančiai turtingesnių žmonių,
kurie nepasiruošę atiduoti labdarai ne 100 litrų. Tadai mes jūs palydėjom iki Seimo, aš dabar galvoju, čia mes jūs ir paliksim. Ar tai reiškia jūsų ateities siekius? Ne. Politika, mes dabar baigiam apie balsavimą, palydėjom iki Seimo ir taip tikrai labai įtariu, kad kažkaip tai čia. Esu pakviestas į diskusiją dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir būtent, kaip sakant, pašnekėti apie Lietuvos ateities vizijos dalį ir jos susisiekimą su nevyriausybinių organizacijų finansavimo klausimais šiandien dieną. Bet kas liečia Po reklamos žiūrėkite. Jei Lietuva dalį apleistų žemių užsodintų žilvičiais tinkančiais biokurui gaminti, sutaupytumėm 2 milijardus litų. Tai maždaug tiek, kiek mes kasmet perkam iš Gazpromo. Tas Sofos ūkininkas, kuris paveldėjo senelio žemę ir nežino, ką su ją daryti, gali užsodinti ir žiemos metu pasimti atostogas, per tą savaitę suorganizuoti tą nupjovimą, logistiką sutvarkyti ir vėl paskui 3 metus lauk derliaus. Ir čia yra labai realios pajamos. Bioenergetiniai augalai gluosniai žilvičiai Lietuvoje auginami jau 8 metus. Pirmasis juos sodinti pradėjęs Petras Basalykas įsitikinęs, jei bent 10% apleistų žemių Lietuva užsodintų žilvičiais, šilumą apsirūpintų pati ir nereikėtų mokėti už brangstančias dujas. Apie tai pasakoja Rūta Stalionytė. Tai pats lengviausias energijos gavimo būdas, suprantu, pasodinai ir 30 metų. Sofos ūkininko būtų tinginių ūkininkų verslas. Matot, iš vieno kelmo kiek auga, suskaičiuokit kiek, kokį 20. Matot, kiek iš kelmo eina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, kažkur 13, 14. O sodintas vienas daigelių? Jo, kaip pieštukas. Sodinami tokiais. Sodinimo mašina irgi hektarą beveik per valandą pasodina. Ir tokiais pieštukais. Lengviausias ir sodinimo, ir derliaus nuėmimo būdas. Prieš porą savaičių Varėnos rajone greta Dargužių kaimo su energetiniu žilvičių Lietuvoje auginimo pradininkais žvalgėmės po vis labiau žaliuojančius laukus. Iš čia esančio beveik 7 hektarų ploto verslininkų vadinamojo biokurui tinkamo žilvičių motinino dabar auginimui palikti 2. Mes šitą gabaliuką paleidom augti. Ir matot, dabar čia bus 3 metai, kai jie auga, ir sekančią žiemą jau reikės pjauti. Tai matot, jis pasiekia maždaug jau 6-7 metrų aukščio, storis jau neblogas. Manau, kad iki sekančios žiemos jau jis beveik bus riešo storio. Prieš 20 metų verslininko kartu su bendraminčiais įkurtame medelyne, be įprastų lietuviškiams sodams ir gėlynams augalų, auga ir daug naujovių. Štai visas laukas šilauogių, vadinamųjų jaunystės uogų. Ponas Petras sako, lietuviams tai dar nauja, bet paklausi kultūra. O prieš 8 metus susidomėję biokuro perspektyvomis mūsų šalyje, šie žmonės pradėjo veisti ir auginti 4 energetinių žilvičių veislės, atsivežtas iš Švedijos. Verslininkai ne tik pirmieji pradėjo Lietuvoje auginti šiuos specialiai biokurui išvestus žilvičius, bet ir visomis jėgomis stengiasi šviesti žmonės, kad kuo daugiau ūkininkų nederlingus plotus apsodintų atsinaujinančiais energijos ištekliais gluosniniais žilvičiais. O valstybė skatintų tokios žaliosios energetikos plėtrą. Lietuvoje esam pasodinę apie 500 hektarų. Ūkininkam, kurie sodina, mes išduodam ir veislių sertifikatus. O švedam mokam licenzinį mokestį už sėklą, taip sakant, autorinės teisės už tą sėklą. Ir mes mokam 1,1 euro centą, beveik 4 centus atiduodam atgal švedam. O kodėl švediškos veislės, o lietuviški netinka? Manau, kad tiktų, bet švedai jau daug metų tą selekciją užsiminėja, jau turbūt apie 20 metų ir iš tikrųjų tai mokslininkų kolektyvas dirba, kur kryžmina juos iš viso pasaulio. Jie kryžmina savus žinoma švediškus, kanadiškus, Sibiro, netgi Australijos gluosnius kryžmina, kad kuo greičiau augtų, gerai daugintųsi, mažiau sirgtų, būtų atsparus ir ligom ir kenkėjam. Ir plius tiesus, kad būtų lengviau tada pjaunama. Žodžiu, visuma požymių tokių.
Ponas Petras pamena, žilvičius jie sugalvojo auginti tuo met, kai pradėjo ieškoti būdų, kaip patiems pasigaminti švaresnės ir pigesnės už gamtinės dujas energijos šiltnamių šildymui. Esam dirbę Pagirių šiltnamiuose, dirbom ir tais laikais, kada pradėjo stipriai brangt kuras, mes keli draugai išėjome iš kombinato ir savo firmą įkūrėm. Užsiėmėm kitais tokiais panašiais verslais. Bet su Pagirių šiltnamiais vis tiek laikėm gražius santykius ir amžinatilsį jų direktorius Morkūnas norėjo patobulinti apšildymą kombinato, vis dėlto 26 hektarų šildyti, šilumos reikia beveik tiek, kiek Šiaulių miestui. Tai jau jis norėjo organizuoti katilinių pertvarkymą ir buvo tikrai pradėjęs tvarkyti. Ir tada mes stengiamės tas katilinės, kuo kūrensim, kuo aprūpinsim biokuro. Reikėjo ieškoti, tuo metu tikrai dar Lietuvoje net nieks nebuvo pradėjęs apie tai galvoti. Nors nesupratinga vietos valdžia tuomet Pagiriuose biokurui tinkamų žilvičių sodinti neleido, verslininkų tai nesustabdė. Šiandien jie skaičiuoja. Jau kelerius intensyvios energetinių gluosnių populiarinimo metus kasmet parduoda iki 1,5 milijono pačių užaugintų sodinukų. Juos sodina štai tokia mašina. Jos svoris 1,5 tonos, o žilvičius sodina ypatingų būdų dvigubą eilę vadinamaisiais žingsniais. Vienam hektarui įveisti vidutiniškai reikia 15 000 žilvičių sodinukų. Šitai ruošiama žiemą tokiais pundais po 100 vienetų pundė, maždaug 2 metrų aukščio, nes tinka sodinti mechanizuotai. Kokia ten temperatūra, kiek jie taip gali stovėti? Šiaip tai laikoma, galima kelis metus net laikyti. Jeigu -4 laipsnių temperatūra, galima net kelis metus. Ji nesužėlė, o tokią temperatūrą jie imtų žydėti net, jeigu laikytume. Supratau. Jau laikas sodinti nuo balandžio pradžios, bet dirvos dar būna drėgnos, tai reikia laikyti šaltai. Čia yra sodino medžiaga, mes parduodam metrais, kaip ir švedai, o sodinukas yra maždaug 20 cm. Galima reguliuoti, tenai su mašinos pagalba, gali nuo 18 iki 25. O jis darydamas žingsnį įstato ir čia dar yra toksai kaip plaktukas į galutinai, o čia šonai suspaudžia jį ir viskas. Ir taip žingsniuoja. Tai traktorius važiuoja maždaug 4 km per valandą greičiu ir per dieną pasodina maždaug 6-8 hektarus. Tai rankom nežinau, ar sugebėtų kas nors. Pagaliukais irgi mūsų sodino, aš nežinau, čia 7 hektarus, gal 2 dienas. Bet tai maždaug 20 žmonių komanda. Gaila, sako verslininkai, bet kol kas gluosninių žilvičių auginimas nei lietuvių ūkininkams, nei valdžiai neatrodo itin perspektyvus. Nors šie augalai pasaulyje pripažinti efektyviu atsinaujinančios energijos išteklių, gali puikiai pakeisti gamtinės dujas ar įprastas malkas tiek namų, tiek miestų centrinio šildymo katilinėse. Į jas žiemą nukirsti žilvičiai vežami tiesiai iš lauko, jau iškart paruošti kūrenimui. Toks panašus kaip kukurūzų nuėmimo kombainas dažniausiai švedai naudoja. Tai jis iš karto apkečia 2 eilės, lenkia ir iš karto malą ir per 1,5 valandos nupjauna hektarą ir kaip šienainį pila už savęs į priekabą ir tos priekabos tiesiai gali vežti į katilinę. Tai lengviausias energijos gavimo būdas. Ir iš hektaro galima gauti, apytikrai 100-120, švedai gauna net iki 160 tonų gatavų čipsų per valandą. Švedai skaičiuoja sausos medienos tonomis. Žiemos metu jų drėgnumas būna 50%, tai daleiskim, mes gautumėm iš šito ploto 100 tonų iš hektaro. Tai reikėtų sausos medžiagos, kadangi drėgmė žiemą jie būna pašalę ir būna 50% drėgmės. Tai reikėtų skaičiuoti 50 tonų sausos medienos iš hektaro. Tai išeitis tokia, kuo greičiau apleista žemė sodinti gluosniais. Nes per valandą miškininkas 90 tonų niekaip nepadarys, joks bedarbis net nesuvilks tų šakų per valandą 90 tonų. O čia iš karto jau sumalta, vežk į katilinės. Tai pats lengviausias energijos būdas, kada prarandi energiją tik tai nupjovimui ir nuvežimui į katilinės. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos duomenimis dabar šalyje auga apie 500 hektarų žilvičių.